dalis Europos kontinento per visą savo gyvavimo istoriją dar neturėjo tokio ilgo klestėjimo laikotarpio. Viso to priežastis – Europos Sąjunga. 28 šalis vienijančios Europos Sąjungos viena pamatinių vertybių – laisvas asmenų judėjimas. Kiekvienas mūsų, būdami Europos Sąjungos piliečiais, galime rinktis, kurioje šalyje norime mokytis, dirbti ir gyventi. Tam, kad būtumėte sutikti visoje Europoje vienodai ir mūsų norai, ketinimai ar kvalifikacijos bei patirtis būtų vienodai suprantamos visur, reikia žinoti, kaip prisistatyti. O tam, kad visi vienodai tave suprastų, reikia prisistatyti bendrai visiems suprantamą formą. Europas forma. Labas, aš Pasas, Europasas. Esu jūsų raktas į karjeros pradžią bet kurioje Europos šalyje. Europos komisija parengė 5 dokumentus – Europas CV, Europas kalbų pasą, Europas mobilumo dokumentą, Europas pažymėjimo priedėlį ir Europas diplomo priedėlį. Šie dokumentai suvienodino išsilavinimo, kompetencijų ir įgūdžių vertinimo sistemas visose Europos Sąjungos šalyse. Todėl jums jie pagelbės ieškantis darbo, mokslo ar praktikos vietos Europos Sąjungos šalyse. Europas gyvenimo aprašymas arba visiems žinomas CV yra skirtas tam, kad žmonės visur Europoje vienodai suprastų, kas jūs esate ir kokios jūsų kompetencijos bei įgūdžiai. Europas CV – tai gyvenimo aprašymo forma parengta net 27 kalbomis. Šis CV yra pildomas interneto puslapyje, naudojantis redaktoriaus pagalbą. Europas CV redaktorių galite pasiekti paspaudę mygtuką Pildyti Europas CV. Pildydami savo CV, čia prie kiekvienos dalies rasite ir patarimų bei pavyzdžių, kurie padės užpildyti CV profesionaliai, nepraleidžiant svarbios informacijos. Antrasis – tai Europas kalbų pasas arba dokumentas parodantis, kokias užsienio kalbas mokate. Europas kalbų pase pateikiami išsamūs standartizuoti duomenys apie turimus kalbinius įgūdžius ir kalbos vartojimo patirtį. Šis kalbų pasas yra naudingas visiems ketinantiems dirbti ar studijuoti užsienyje, ieškantiems darbo tarptautinėse įmonėse ir organizacijose, kur keliami aukšti užsienio kalbos žinių reikalavimai, ir tiems, kas tiesiog nori sekti savo užsienio kalbos lygį. Europas kalbų pasas pildomas Europas CV redaktoriuje. Kalbų įsivertinimo sistema yra paremta bendra visų Europos šalių praktika. Čia galite išsamei įsivertinti savo užsienio kalbos supratimo, kalbėjimo ir rašymo lygį, o sutrumpinta šio dokumento versija yra integruota ir į patį CV dokumentą. Jei įgijote patirties tarptautinių mainų programuose, stažuotėse ar darbe, Europas mobilumo dokumentas ją patvirtins. Europas mobilumo dokumentas padeda pristatyti mokymosi ar praktinės patirties užsienyje naudą darbdaviui. Tam, kad gautumėte mobilumo dokumentą, turite vykti mokytis, stažuotis ar dirbti į užsienį ir pasirūpinti, kad dokumentą užpildytų siunčianti ir priimanti organizacijos. Jeigu jau įgijote profesiją, turite žinoti apie Europas pažymėjimo priedėlį. Europas pažymėjimo priedėlis yra laisvai prieinamas ir jį gali atsispausdinti kiekvienas. Jį galima rasti AIKOS sistemoje. Ji pasiekiama paspaudus mygtuką Ieškoti Europas pažymėjimo priedėlio. Šiame puslapyje pateiktas visų mokymosi programų sąrašas. Susiraskite jums reikalingą sąraše arba pasinaudokite paieška ir paspauskite. Vidinėme pasirinktos programos puslapyje slinkite žemyn, kol puslapio apačioje rasite vėliavėles, kurias paspaudus Europas pažymėjimo priedėlį galėsite atsisiųsti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Europas pažymėjimo priedėlis nėra suasmenintas dokumentas. Jis skirtas visiems baigusiems atitinkamą mokymo programą. Tačiau šis dokumentas papildo gautą mokslo baigimo pažymėjimą ir gali būti įdomus darbdaviui. Pridėkite jį prie savo CV. Europas diplomo priedėlis neatsiejama aukštojo mokslo diplomo dalis. Todėl dokumentas skirtas asmenims, kurie baigė aukštąją mokyklą. Kartu su aukštosios mokyklos diplomu kiekvienas absolventas gauna ir Europas diplomo priedėlį. Jis parengtas lietuvių bei anglų kalbomis ir darbdaviams suteikia papildomos informacijos apie asmens išsilavinimą. Jis naudingas siekiantiems tolimesnių studijų ar karjeros užsienyje. Užsukite į www.europas.lt. Čia rasite daugiau informacijos apie visus Europas dokumentus. Šiame interneto puslapyje skelbiami įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai konkursai, smagus žaidimai bei aktualūs straipsniai. Tad kviečiame užsukti čia dažniau arba tiesiog užsiprenumeruoti Europas naujienas.